Sveiki, esu Lietuvos fotopane 2011. Žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Ateinančių 2012 metų pradžioje mūsų programai Krepšinio pasaulyje sukanka 20 metų. Dėl to mes kuo toliau, to daugiau rodysime archyvinių kadrų, prisiminsime ir buvusius mūsų laidos bendradarbius. Antrąją dalį pradėjo Brigita Staniulienė, Miss Lietuvos foto. O prieš 7 metus tada dar Brigita Budaitė, kaunietė studentė, vedė mūsų programą Krepšinio pasaulyje. Sveiki. Šiandieną pirmiausia norėtume Jūs supažindinti su 3 naujais jaunais žalgiriečiais, būsimom krepšinio žvaigždėm. Jūs žiūrite programą Krepšinio pasaulyje. Brigita Staniulienė. Man labai malonu, kad artėja laidos 20-metis. Norėčiau Jūs pasveikinti ir laidos kūrėjus ir žiūrovus, kad visi esate kartu. Šis 20-metis šventė ir man, nes kažkada ir aš buvau šios laidos vedėja. Man buvo labai didelė garbė ir labai nuostabus prisiminimai. Ačiū. Po žaidėjo ir komandų savininkų susitarimo NBA ruošiasi naujajam sezonui. Vadinasi, išspręsta Lino Kleizos Spėlionio problema, kur jisai žais - Žalgiryje ar Lietuvos Ryte. Tačiau kur bebūtų mūsų mielas Linas Kleiza, jis pėdsaką, ryškų pėdsaką paliko Lietuvoje. Šitą projektą, kur mes pristatom ugdymo centras, tai bus susijęs su vaikų ugdymu, duodame supratimą jam apie darbą, apie skirtingas specialybės, tai esu labai dėkingas, kad prisidėjo ir Kauno technologijos, vis tiek turbūt nėra geresnio universiteto, kas supranta apie ekonomiką ir tuos visus dalykus, tai yra labai smagu. Šitas projektas jis tęsis ilgai, bus važinėjama po visus vaikų namus, vedamos paskaitos, po to supažindinami su visais darbais ir mūsų paskaičiavimais turėtų apgrėti apie 400 vaikų nuo 14 iki 16 metų, tai manau, šitas projektas po to dar įgaus didesnį pagreitį ir su didesnėm idėjom, tai ką, esu labai dėkingas ir malonu čia būti. Ačiū labai Linui ir prieš pasirašant dar noriu keletą žodžių pasakyti. Žinot, tokią akciją, tokį projektą ne kiekvienas daro. Ir yra mūsų Lietuvoje žmonių, kurie daug pasiekia ir materialiai gerai stovi, bet ne kiekvienas tokia veikla užsiima. Tikrai lenkiu galvą prieš tokius žmonės, kurie yra ir pasiekia daug ir supranta, kad visuomenės ugdymas, ypač jaunų žmonių ugdymas, pilietiškumo ugdymas, galima tai pasakyti, yra didelis dalykas. Ypač tiem žmonėm, kurie yra globos namų jaunimas. Ypač jiems reikalingi tokie dalykai. Jiems reikalinga, galbūt jie materialiai aprūpinti, bet jiems reikalinga tas bendradarbiavimas, ta šiluma. Ir tikrai lenkiu galvą, ačiū labai už tokią veiklą. Dabar, jeigu leidžiat, mes pabandysim pasirašyti su gerbiamo Lino Kleizos labdaros fondu ir Kauno technologijos universitetų bendradarbiavimo sutartį. Toj sutartį aš jums pacituosiu vieną vienintelį tik tai punktą ir jums taps aišku, ką tai reiškia. Bendradarbiausim šioj sutartį, ugdant vaikų ir jaunimo profesinę sąmonę ir atsakomybę, bei sudarant tinkamas sąlygas vaikų socializacijai, būtent pilietiškumui. Ačiū Linai labai. Manau, kad tikrai bus daug iniciatyvų, kad vaikai dalyvautų renginiuose ir varžybose ir visur. Ir aišku, tas buvo gal dabar tas visas didelis bumas Europos čempionatų ir viskas buvo užimta, bet visų pirma yra nuostabus dalykas, kad tos arenos atsirado Lietuvoje. Jei ne Europos čempionatas, jų nebūtų buvę. Kažkas kažkur girdėjau, sakė, kad jų yra per daug. Aš tikrai nemanau, kad jų yra per daug.
Ir yra smagu, kad pagaliau tokie mieste kaip Kaunas atsirado arena. Jei ne Europos čempionatas, turbūt jos niekad nebūtų buvę čia. Matėt, kokios problemos buvo ją pastatyti. Tai, o arena pasistatė nuostabi, kurią visi matome, kaip žmonės mėgaujasi, tai nematau, dėl ko galimybės būtų ir vaikams joje dalyvauti, nes tikrai tai yra įspūdinga ir Lietuva turi didžiuotis tą areną, kuri pasistatė. Prabėgo jau kelius dienus, tačiau mes vis dar kalbame ir ilgai kalbėsime apie Žalgirio mūšį su ispanais, su Unicaja. Prisiminkime, pakomentuokime, kaip ten buvo praėjusį trečiadienį Žalgirio arenoje. Sveiki visi, esu Simona Milinytė, esu dainininkė, šiais metais dalyvausiu Eurovizijoje, būsiu jauniausia atlikėja. Šį kartą aš esu ne kaip dainininkė, o kaip krepšinio fanė ir aš esu labai didelė Žalgirio komandos fanė. Šiandien jie laimėjo 2 taškais, aš esu labai laiminga ir labai džiaugiuosi jų pergalę. Šaunuoliai krepšininkai, šaunuoliai treneriai ir visi sirgaliai. Aišku, be sirgalių niekas negali nieko padaryti ir aš labai esu dėkinga kiekvienam iš jūsų, kad palaikot Žalgirį, kad sergat už mūsų Kauno komandą. Ačiū labai ir ačiū visiems žalgiriečiam už šitokias nuostabias varžybas. Ir tiesiog norisi rėkti, kad mes laimėjom! Mes laimėjom ir Žalgiris yra jėga. Kiekviena pergalė kažkaip dadeda jėgų ne tik tai, sakysim, mums kaip, sakysim, vadovams, bet manau ir pačiai komandai pasitikėjimas. Didžiausia duobė buvo Kazanėje, kadangi susidėjo daug faktorių, dėl ko turėjo ta duobė įvykti. Tai pirma, pasakyčiau, turbūt pradinio pasiruošimo ir nauja komandos komplektacijos buvo, tai naujų žaidėjų ir pradinio pasiruošimo stoka. Grafiko mums nepalankus išdėstymas, labai daug skraidžiojimo buvo per tas 2 savaitės. Ir trečia, žaidėjams reikėjo, sakyčiau, tokio trenerio, kuris turėtų griežtą ranką. Tai atėjus Aleksandrui Trifunovičiui tą ranką pasijuto, jie visi labai džiaugiasi, kad krūviai stipriai labai padidėjo. Bet kai prasidėjo tie skraidimai ir mes neišlošėm tų rungtynių, apie kurias jie galvojo savo galvose, jiem tada atsirado trečias toks faktorius, kuris užblokavo galvas, nes pradėjo nesuprasti, kaip čia yra, lik ir treneris tas, kurio jiems reikia, lik ir jie dirba gerai, lik ir komandos buvo tokios, kur galėjome veikti, kaip turiu pavyzdį, kaip Zagrebą. Gavosi atvirkščiai, nepasisekė. Tai to pasiekoje tai ir buvo, kad visas fizinis krūvis, emocinis ir, reiškia, nepalankus grafikas, kelionės, užstrigom ir Zagrebe visą naktį ten sėdėjom ar parą dėl rūko. Viskas šitas susidėjo ir to pasiekoje įdovė iki Kazanės. Po Kazanės, kaip pastebėjote, jau su CSKA žaidimas tikrai buvo, palyginant su tą komandą, kuri yra, jau normalus. Prieš pasiruošimą prieš Unicają žaidėjai būdavo susikoncentravę šitom rungtynėm, kažkaip nesužaidėm pačias tokių jau. Bet tai buvo ėjimas į viršų vis tiek. Ispanai, kur buvo tikrai gerai susikoncentravę žaidėjai, dar toks buvo, gal pasakyčiau, impulsas. Visi žinojo, kad Tajus išvyksta. Kažkaip tai ir pats Tajus atsidavė labai gražiai rungtynėm ir manyčiau, ir visa komanda siekia prieš tos žiūrovus, kurie toje arenoje renkasi tikrai pakankamai daug. Aš nustebęs, sakyčiau, jeigu taip reiktų pasakyti bendrai trumpai. Ta pergalė ir atėjo. Pirmus 2 kėlinius likti viskas ėjo gerai, o 3., 4. kėlinį jau pradėjo jie mus vytis. Tai laimė, kad nepritrūko, sakykime, minučių ir nepritrūko, sakysim, sėkmės, kaip tos buvo mums pritrūkę Malagoje. Ir rungtynės baigėsi taip, kaip ir dabar pasakyčiau, kaip toks treneris amžinatilsį Bimba Žalgirio sakydavo,
šito taškelio ar taško mūsų iš turnyrinės lentelės jau niekas netims. Rungtynės turėjo žiūrovom tikrai būti neblogos, jos turėjo patikti. Stilius buvo, nepasakyčiau, kad žalgirietiškas, o daugiau ispanų stilius buvo. Mes įklimpom į tą jų stilių. Greitas žaidimas buvo pakankamai. Mes ir su Panathinaikos pasiruošę kautis namie. Taip kad graikai pralošė vokiečiams. Tai nemanau, kodėl mes negalime jau žaisti namuose. Obradovičius treneris diegia, tai iki tiek yra atidirbtas ir ten žaidėjai labai nedaug keičiasi pastoviai. Tai va šitą persvarą jie turi prieš kitas komandas, kad jie yra kaip vadinama krepšininkų fraze, pick and rollinė komanda, kuri geriausiai žaidžia 2 prieš 2 Eurolygoje, o visas krepšinis dabar yra pagrįstas ant šito elemento. Tai jie iki tiek apmokyti tą žaidimo situaciją spręsti, kad už tai su jais yra labai sudėtinga žaisti. Tai nėra kažkokia tai įspūdinga, labai greitai bėganti ar labai ten aukštus žaidėjus super turinti komanda, net sakyčiau, vakarykštė komanda turi aukštesnę priekinę liniją. Bet ta komanda turi labai trenerį gerą, kuris toj vadinamoje situacijoje 2 prieš 2 jos tikrai, kaip mes nuvažiavę į Graikiją, pamatėm, kad Jasikevičius ten daro vieną elementą žaisdamas 2 prieš 2. Sakom, čia turbūt jau atvažiavus pasidarė tokią situaciją, kad jeigu žaidėjas atvyksta į šitą komandą, tai turi net treneriui susimokėti už tai, kad išmoktų žaisti tos elementus. Mums skirtas laikas baigėsi, tačiau atsisveikins su jumis ji, Brigita Budaitė Staniulienė. Ta, kuri pradėjo antrąjį mūsų programos dalį, ta, kuri dirbo mūsų laidoje prieš 7 metus. Laidą Krepšinio pasaulyje baigiame. Susitiksime lygiai po savaitės. Iki pasimatymo. Iš Krepšinio pasaulyje išplaukiau į plačius pasaulio vandenis. Aplankiau įvairias Azijos, Europos šalis. Šiose šalise dirbau fotomodeliu. Matyt, dėl to šis ir titulas yra pelnytas. Jūs matėte laidą Krepšinio pasaulyje. Iki susitikimo kitą kartą. Sakyk man, žudė ramunėlė, ar laimė dar sugrįš? Ar aš dar kartą pamatysiu jos mėlynas akis?